Gerą dieną visiems sakau ir gera vėl sugrįžti čia į kanalą Kosmoso žvaigždės. Šiandien, mėlyjeji, jums turiu vėl naują viešnią. Tai labas, Giedrė. Sveika, Jurgita, labas visiems, labai gera čia būti. Ačiū, kad sutikai ir atėjai pasidalinti. Tikrai Giedrę pakviečiau, nes teko su ją bendrauti, keliauti kartu ir šiandien Giedrė mums tikrai labai daug papasakos apie save. Man net šiurpuliukai eina, jaučiu, kad kažką tokio ir mano ausis labai norės išgirsti, ko aš galbūt dar neišgirdau. Tai Giedrė, prisistatyk, ką veiki šitame gyvenime, kuo kvėpuoji, kuo džiaugiesi, nes veide šypsena, kas tave džiugina, kur radai tuos raktus į savo vidinį galbūt džiaugsmą, vidinę tą harmoniją ir atradimą tą savo kelią. Pasidalink. Ačiū labai, Jurgita, tikrai neslėpsiu. Šypsena natūrali ir jinai iš to tokio džiaugsmo gyventi, smalsumo, įdomumo ir tikrai galiu pasakyti, kad mano gyvenimas kuo toliau, tuo jis darosi vis įdomesnis ir tos spalvos atrodo šviesesnės, gražiau, viskas lengviau, paprasčiau. Mane supa nuostabūs žmonės ir tikrai prasmingi gražūs santykiai. Tai labai norėčiau ir pasidalinti apie tai, kaip aš tai, kuom aš gyvenu, kad tai turiu, galbūt kažkam tai bus naudinga, kažkas pamatys, kad tai yra įmanoma, nors galvoja dabar, kad tai taip nelabai būna. Ačiū, kad tu būsi ta įkvėpėja, kuri gali parodyti, kad tikrai tai būna. Bet turbūt sutiksi su manimi, kad ir tai pasiekti įmanoma, nors gal kažkada prieš 10 metų, ar būtum tuo patikėjus, kad vat šiame taške esi tokia, kokia esi? Net nežinau, ką tau ir atsakyti. Visą laiką buvau smalsi, visą laiką mane domino nauji dalykai, asmeninis tas augimas, baigiau ir daug profesijų, tiek medicinoje mokiausi, baigiau kaip medicinos sesuo, dar tik iškart po mokyklos. Tada padirbusi porą metų, aš jau keičiau profesiją į visiškai priešingą inžinierės, energetikos, planavimo srityje, ten buvau nemažai laiko, o vėliau, kai jau mano šeima gausėjo, dabar turiu 3 vaikus ir mylimą vyrą, tai tikrai šeima nemaža. O jai gausėjant, aš pajutau, kad noriu dar kažko kito ir leidau savo išeiti, leidau savo pradėti iš naujo. Atradau emocinės laisvės technikas, dirbau kaip coacherė, kaip sveikos gyvensenos specialistė. Ir šiuo metu, per pastaruosius metus, aš vėl tarytum išėjau iš tų rėmelių į naują save, į savęs realizavimą naujai, į ten, vienu žodžiu, ten, kur mane nuvedė mano širdis. Ir nebijau tų pokyčių, kaip tik man įdomu yra, kai gyvenimas yra kintantis, kai aš pati galiu kažką keisti ir išbandyti kažką naujo ir save naujai patirti. Tai ką gali, Jurgita, dabar pasakyti, kas aš tokia, nes tai yra gana sunku apibūdinti, bet aš save galbūt pasakyčiau kaip tyrinėtoja naujo pasaulio, naujos visatinės realybės. Galėsiu vėliau šiek tiek paaiškinti, kas tai yra, nes ne visiems turbūt aišku. Ir man dar įdomu, kas tai yra. Plačiau ir, kaip čia sako, žemiškiau, kad mes... Taip, žemiškiau. Būtent. Tai kokios yra galimybės, kokie yra tie nauji dėsniai, kaip tai yra gyventi toj naujoj žemėje, apie kurią dabar vis plačiau visi šneka, nauja žemė, nauja epocha ir taip toliau. Tai aš ką darau? Aš savimi eksperimentuoju, tyrinėju ir man labai įdomu yra, visą laiką buvo įdomu pažinti
ne tik tą materinį pasaulį, bet subtilų dvasinį pasaulį. Ir tam skiriau paskutinis, nežinau, kokius 3 metus, tam tokiam stipresniam pažinimui to subtilaus pasaulio. Ir man to labai reikėjo apjungimui materialaus gyvenimo, to gyvenimo čia žemėje materijoje, su tuo subtiliuoju, tam, kad viską čia galėčiau turėti vienoje vietoje. Nes ką dažnai pastebiu ir ko man trūko, kai aš turėjau daug žinių, lankiausi įvairiuose mokymuose, seminaruose, tiek apie tą visą dvasinį pasaulį, visos tos savokos, meditacijos. Tai tarytum kaip koks išskridimas, pajautimai yra toj kažkokioj erdvėj, kažkur gaunasi, kad išskrendi, pakyli, bet to neužtenka, nes mes esam žemės gyventojai ir labai man norėjosi patirti, kaip viską apjungti ir turėti tokį gyvenimą, kuris būtų visiškam balanse, subalansuotos įvairios gyvenimo sritis, tokį, kuriame būtų tos dvi dalys apjungtos, tiek materija, tiek tas dvasinis subtilus pasaulis. Ir aš galiu pasidžiaugti, kad man pavyko. Sveikinu. Ačiū. Tai gal tu mums išduosi ir paslapčių, nors keletą, kaip tą padaryti, nes iš tikrųjų, kurie eina dvasingumo keliu, labai nuskrenda ten aukštai, kaip sako, ar ne? Ir sunku įsižeminti į tą žemę ir įsimaterinti gal, ar ne, ir pasiekti savo tikslus. Gal yra kažkoks perliukas tavo pačios patirtis, nes, ar ne, ta ir yra stipriausia patirtis, kurią mes praeinam. Gal tu galėtum mūsų žiūrovams, jie irgi, žinok, labai aktyvus klausosi ir tikrai nori sužinoti ir savo gyvenimus įtraukti. Gerai, būtinai man negaila dalintis ir tai yra svarbu perduoti tą žinią, turbūt tą šviesą, kurią mes galim atnešti, ir save jaučiu kaip šviesos darbuotoja, kaip šviesos nešėja šiuo metu, nes viskas eina ne tik per žodžius, per bendrą tą energetinį lauką, per emociją ir netgi per pasakytas istorijas. Tai šiandien galėsiu ir papasakoti savo keletą įdomių istorijų ir pasidalinti kelionėmis, atradimais. O pradėjau tai aš nuo savęs ir visada, dar būdama, kai dirbau su moterimis kaip kaučerė, holistinės mitybos ir sveikatos specialistė, aš stengiausi moteris sugrąžinti, jai padėti atkurti tą ryšį su savimi pirmiausia. Ir man atrodo, kad nuo to reiktų pradėti ir pradėti pasižiūrint, kur ko trūksta. Tai pavyzdžiui, gali būti, kad moteris yra labai išmintinga, daug skaito, domisi, protinis, visas loginis pas ją tasai gyvenimas stiprus, bet pas ją trūksta galbūt moteriškumo, galbūt jai judesio trūksta, sveikatos. Labai dažnai tai būna, kad moteris pamiršta savo fizinę būklę, sveikatą ir per mažai skiria tam dėmesio, ypač jeigu turi ir daugiau vaikų ir tada atsiranda visokios lėtinės ligos ir taip toliau. Tai mano manimų bazė yra kūnas, jo sveikata, gera savijauta tam, kad galėtum gyventi ir patirti gyvenimą per tą kūną. Ir kitaip negali būti, nes kūnas yra mūsų kaip instrumentas pagrindinis čia žemėje ir jį tiesiog būtina prižiūrėti, jį mylėti, jo rūpintis. Tai ir pradedam nuo to, kur yra trūkumas, ane?
kur Taip. pamiršta, kurioje vietoje, nes labai iš šono iš tikrųjų matosi, kai susitinki su kitu žmogumi arba pamatai papasakoja, kaip gyvena, iš karto matosi, kur yra stiprios pusės, o kur yra silpnesnės pusės. Ir galima tokiu būdu atstatyti, skiriant ten dėmesio daugiau. Galbūt dėmesio trūksta į tą subtilę, vidinį pasaulį, vidinę būseną. Labai svarbu tiek atstatyti ir tą emocinę dalį gyvenimo, kad moteris išmoktų ir savo emocijas ir priimti, ir jas valdyti, transformuoti. Tai labai labai padeda tiek ir nuraminti mintis, kad netrukdytų tas loginis protas kažkokie, kai eina tiek įsitikinimai atsinešti iš seniau, tiek iš kolektyviniai dalykai, tai, ką mes susirenkam iš aplinkos. Tai gali būti, kad ties ta vieta reiktų skirti daugiau dėmesio ir su tuo tame save pastiprinti. Tai va, o aš ką jaučiau paskutiniais metais, kad man labai norėjosi daugiau pajausti savo subtilios dalies to vidinio pasaulio, jį geriau pažinti save tenai ir išskleisti taip, kad aš galėčiau viską apjungti čia savo tam žemiškam gyvenime, paprastam, kasdieniniam gyvenime. Ir lygiai prieš metus aš atėjau į tokį sąmoningumo projektą, kuriame aš esu iki šiol, galėsiu gale mūsų pokalbio šiek tiek daugiau pasidalinti, kur galite apie tai surasti. Ir aš nusprendžiau prieš metus, kaip tik buvo nuo naujų metų, mes pradėjom tą projektą mažoj grupiai ir aš nusprendžiau, kad gerai, aš dabar skirsiu kelis mėnesius tokio aktyvaus gilinimosi į save. Ir kas ten buvo? Ten buvo kassavaitiniai susitikimai online, buvo gyvi kartą per mėnesį, turėjau asmeninės sesijas, dariau namų darbus. Tai reiškia, kad tai buvo tikrai skirta daug laiko ir daug dėmesio. Bet aš skiriau investavau, taip, ir aš gavau didžiulę grąžą. Aš gavau save, tikrą save ir pamačiau dalykus įvairius, kurių iki šiol man buvo, kaip nepavykę, turbūt savyje pamatyti ir kurie man leido pasijausti visiškai naujai, kartu labai tvirtai. Ir šiai dienai galiu pasakyti, kad aš dabar tvirtai žinau ir jaučiu, kas aš esu ir ko aš noriu ir ką aš darau, ką aš galiu duoti kitiems. Ir tai yra taip stipru ir taip tokio stabilumo priduoda, savivertės. Ir tai buvo turbūt didžiausia dovana man pačiai praeitais metais, kad aš pasiryžau, kad aš skiriau dėmesio savo tam vidiniam pasauliui. Tikrai taip, nes ne kiekvienas ryžtasi ir tu kaip pasakei, dar kitą kartą ir nori širdis, bet protas sugalvoja tokių istorijų, kur sako, ne, gal dar palauk, tu gal dar nevažiuok ten to traukiniu. O širdis lyg viena ir sako, kaip ir jau laikas. Ir mes kartais tą traukinį arba pražiūrim, arba įšokam. Ir man labai patiko tavo pasakymas, kad visa tai, ką investavai, viskas grįžo ir dar visada daugiau. Tai reiškia, kad vėlgi patvirtinimas, kad tu tikrai turėjai ten būti, ar ne, kad tu ten tikrai turėjai atsirasti tam, kad atskleistum save, ar ne, su kitų žmonių pagalba. Ar tai buvo lengva ar ne, pasakyk? Ar buvo labai sudėtinga tą save pamatyti, nes, įsivaizduoju, mes visi bijom į save pažiūrėti taip rimtai ir dar taip giliai, ir dėl to mes ir slepiamėms po kaukėmis, kažkokiais ten įsitikinimais, kad tik tai nematyti savo arba įpročiais kažkokiais ar ne, kurie ištisai mus ir užgožia. Kaip pačiai buvo
tai pasižiūrėti, nes vis tiek gal ir aplinka kalbėjo kažkokiu dar būdu, tau irgi, kaip tą praėjai. Taip, tai žinoma, buvo visko, buvo ir sunkesnių tų akimirkų ir laikotarpių ir lengvesnių, visiškai pakylėtų. Tai galbūt buvo man didžiausias toksai, sunkiausias turbūt buvo pamatyti savyje, kad aš buvau įpratusi savo klijuoti kažkokias etiketės, pavyzdžiui, aš tokia ir tokia specialistė. Ir tai visuomeniai labai priimtina, ne? Kad aš esu dabar čia kaučerė, specialistė, išsilavinimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atrodo, projekto metu aš kelis kartus, kaip man netgi toj grupiai vis gaudavau tokius patvirtinimus, kad žiūrėk plačiau, Giedre, leisk savo būti didesniai, platesniai, neapsiribok tais rėmeliais, tokiais identiteto tokio, susiaurinimais. Nes aš tą buvau įpratus, kad save reikia apsirašyti, ten buvau taip gerai išmokusi ir man buvo labai sunku tą paleisti dalyką. O po to aš tiesiog gegužės mėnesį atsimenu, kad aš tiksliai savo nusprendžiau, kad aš paleidžiu visus savo ten tuos pavadinimus, titulus, taip toliau. Ir atkrito savaime tai, kas jau tarytum atgyvenę, o tai, kas man buvo reikalinga, tai tas ir išliko. Ir man natūraliai labai. Ir man nereikėjo dėl kažko ten pergyventi, gedėti, galvoti, kad tai čia gal nereikėjo dar to paleisti. Nes aš tokiu būdu paleidau iš tikrųjų emocinės laisvės technikas, kurių mokiausi ir su kuriomis dirbau galbūt 9 metus, dabar tiksliai neatsimenu. Tai buvo labai, man gana buvo tai sunku, nes buvau save sutapatinusi su tas, Giedrė lygų specialistė. Tos ryties. Ir kas atėjo tas priėmimas, kad aš esu kintanti, aš esu didelė, plati ir galiu bet kada daryti, kas ateina tuo metu. Tai tas naujo pasaulio yra tie dėsniai arba taisyklės galbūt to gyvenimo, kad yra tas nuolatinis pokytis, nuolatinis augimas ir mums nereikia prisirišti prie kažko vieno, kad aš esu tokia specialistė, ir viskas, 10 metų aš dabar tame dirbsiu, darysiu ir nesidairysiu niekur aplinkui. O kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad eina tiesiog kaip maži projektukai, kaip su vienu žmogum kažką padarai, su kitu, su vienu kelionę, su kitu gyvą renginį, su kitu kaip su tavim pokalbį. Ir tai yra bendra kūryba ir tai man dabar atrodo labai toksai išlaisvinantis ir kartu labai daug kūrybos tame. Tai ko man labiausiai dabar norisi, tai yra ta gyvenimo kūryba ir patirtis, kur aš galiu pajausti kažką naujai, save naujai, padėti kitiems irgi tą kažką patirti įdomaus, suburti žmonės. Tai ką dar galiu pastebėti, kad per visą tą laiką išliko ir dar labiau sustiprėjo ryšys su žmonėmis. Tai reiškia, kad pagrindinė mano vertybė yra santykis su žmonėmis. Ir kaip jį turėti, auginti, kaip jį užmegzti, kaip saugoti draugystę, kaip suburti žmonės, kaip palaikyti žmogų, kai jam yra sunku, kaip atjausti, suprasti, begalinę toleranciją kito žmogaus keliui ir jo būdui ėjimui per gyvenimą. Tai man atrodo, kad šitie dalykai bus labai svarbus ir dar svarbesni tam naujam pasauliu, naujam mūsų gyvenime. Tikrai taip, aš tau pritariu ir tai, ką pati jaučiu, ar ne, ir kaip tu sakai labai, ar ne,
kai manęs ten kažkas irgi klausė, sakau, šiandien esu numerologė, bet rytoj iš tikrųjų aš nežinau, kas galiu tapti. Tai vat, kaip sako, gyvenimas iš tikrųjų yra nenuspėjamas ir mes nežinom. Ir labai geras pasakymas, kad, na, iš tikrųjų prie nieko nereikia prisirišti. Ir tas turbūt visas naujoviškumas, kad ir vyksta pokytis ir kūrybiškumas, nes žmogus šiandien gali siūti, nu kaip pavyzdys, ar ne? Rytoj gali dainuoti, poryt gali jis, nežinau, dar kažką daryti. Ir va tame yra lengvumas. Ir ką aš dar supratau ir pati, ir stebiu, va ir žmonės, kad tie, kurie tiki tai, ką daro, neįsirėminę ar ne, be visų tų rėmų, jiems labai viskas lengvai ir sekasi. Jie tiesiog lengvai keliauja, ar ne, per tą gyvenimą. Ir niekas neprašo dokumentų, niekas nesako, kad tu čia man parašy, kaip kas tu ten tokia. Prasme, jie tiesiog daro širdies, nes aš kaip sakau, dabar turbūt dauguma, ką daro, tai pajaučia, ar ne. Gali žmogus ir nekalbėti, bet pajausti, ar ne. Tai va tas mūsų turbūt irgi naujas gyvenimo tas etapas, kuris mus vis tiek veda ir nuves, kai mes viską jausim ir darysim viską malonime. Nu, fantastika, gera tave klausytis. Iš tikrųjų ir turbūt, kaip aš sakau, viskas vyksta pagal aukščiausią tą Dievo planą. Ar ne? Ar kaip čia dabar yra, Giedrė? Turiu tau tokį klausimą. Tai ar mes čia tie tikri kūrėjai esam 100%, ar visgi tikrai mes turim kažkokią lemti savo gyvenime, kuri neįmanoma pakeisti, ar įmanoma pakeisti. Vat įdomu iš tavo gyvenimo. Įdomus tavo klausimas. Jo. Ir tikiu, kad tai rūpi daugam. Ir aš jau savimi turbūt įsitikinau ir esu tikra, kad kiekvienas mūsų pasirinkimas kiekvienoje dienoje gali keisti tą mūsų gyvenimo liniją. Mes patys renkamės, mes patys atsakingi už savo gyvenimą, už savo likimą. Ir mus, kas gali vesti, tai tik tai ta pati aukščiausia mūsų dalis, ta prigimtinė mūsų energija. Ir tik tai jos vedami mes galim pasirinkti tą kelią, kuris būtų tikslingiausias, kurio iš tikrųjų ir norėtų ta mūsų aukštesnė dalis, kuri padėjo mums ateiti, gimti čia žemėje. Ir yra kitas dalykas, kaip ją išgirsti, kaip su ją susijungti. Kaip tą padaryti, kai kas sako, kaip man girdėti, kur čia, į kurią pusę pasukti. Ir į tą pusę norisi. Tai čia ir gaunasi, kad reiktų, kaip aš dariau, per praktiką kasdieninę, kai mokaisi, kad tau netrukdytų protas, kad protas patylėtų, kai reikia. Jis yra šiaip labai reikalingas instrumentas, bet mes jo negalim vadovautis. Vat ką aš išmokau per tuos metus, tai pajausti, kur veda mane mano širdis arba ta mano aukštesnioji dalis, girdėti impulsus ateinančius ir veikti pagal juos drąsiai. Tai čia kiekvienam turbūt yra savas kelias, kaip tai pradėti išgirsti. Aš ką galiu pasakyti, man padėjo tai, kad aš pajaučiu, kad man ateina noras kažką padaryti, pavyzdžiui, paskambinti draugai, kad ir tau, ne? Ir tai yra jau impulsas, nes jis gali mane nuvesti į kažkokį nuostabų dalyką. Kaip kažkada, Jurgita, tu turėjai impulsą, pavyzdys, kad padaryti moterų stovyklą Sicilijoje. Taip, ir tu tada gavai ir tau atrodė keista, tai kaip čia dabar važiuosi, darysi. Keista. Jo, tikrai taip. Ir tu išdrįstai paklausyti to impulso savo širdies, tos vidinės savo dalies, ir tu paskambinai Saulei, man, mes susitikom, suorganizavom ir tai tapo gyvų retrytų, gyvą patirtim. Ir taip ir vyksta dalykai, kai mes išdrįstame priimti impulsą, padaryti veiksmą ir gaunasi, kad mes nematom viso paveikslo iš karto.
kaip čia gausis, mintis eina visokios, kad čia, čia reikės skristi, čia tiek daug darbo. Tada eina emocijos, baimė, kad čia gal nepavyks, kad čia ar aš rasiu tam laiko, taip toliau, visokios emocijos. Ir taip, tų trukdžių gali būti, bet jeigu yra vidinis tas vedimas, tai reikia išdrįsti ir daryti žingsnį po žingsnio. Ir va tas yra irgi vienas iš tų naujų dėsnių, to naujo pasaulio, kad mes gaunam impulsą ir tiesiog su pasitikėjimu, su tikėjimu, kad tai yra tai, kas geriausia mums patiems ir kitiems, imi ir darai ir negalvoji daug, kas čia dėl ko ir kas iš to bus. Nori, Giedrė, aš tave dar kartą pradžiuginsiu, kad tu kalbi tikrai tiesą, nes dabar pas mane šviečia saulė. Nežinau, kaip pas tave išlindo saulė ir tikrai, ir galvoju, vau, iš tikrųjų mes visi, ar ne, tie, kurie jau pradedam jausti, ar ne, ir darom, ar ne. Bet o kaip, jeigu iš tavo pusės žiūrint, gal buvo kokių situacijų, jauti impulsą, bet nedarai, kas tada vyksta? Tada galbūt kažkas kitas padaro. Aha. Nes jau taip yra, jeigu ateina va ta poreikis, energija, kad turi būti žemėje kažkas padaryta. Tai jeigu tu to nedarai, ta mintis ateina per kitą žmogų. Visos tos galimybės tada nusileidžia per kitą žmogų. Ir tai labai netgi galima pavyzdžiais pamatyti, kad, pavyzdžiui, mes pabijom padaryti kažkokį ten savo verslą, ateina mintis ten atidaryti, nežinau, knygyną, dar kažką. Ir žiūrėk, tavo miestelyje jau kažkas kitas atidarė tokį knygyną, kokio tu norėjai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per kitą žmogų atėjo tas impulsas ir turėjo vis tiek būti įkūnyta, nuleista. Taip. Arba, žinai, kartais stebiuosi internete, bet ir mums tai buvo, aš keliavau ten, žodžiu, į mugę tokią ir užsivardinau, aš nežinau, kodėl man atėjo Express numerologija. Iš kur tas pavadinimas man tiesiog atėjo. Ir po to viso renginio dalinasi, sako, ar tu matei, sako, irgi kažkas kažkur organizavo, irgi užsirašė Express numerologiją, sako, kopijavo, sako, tegu ir kopijuoja, nors ir 100 žmonių, reiškia, valio, tinka pavadinimas, rezonuoja, žmonės kažkokiu būdu pritrauks. Tai aš už tai, kad viskas daugintųsi, ta prasme, ne tai, kad kopijuoja, įsižeidžiu, ne dėl to, o dėl to, kad žmogui galbūt tas pavadinimas jam iš tikrųjų kažką įneš tokio ir duos kažkokius tai rezultatus. Tai nebijoti galbūt, klausyti savęs. Taip, nebijokim. Jo, rezonavo eiti ir daryti. Labai ačiū, kad daliniesi, tikrai labai tokios įžvalgos, tikrai manau ir mūsų žiūrovams, tai jeigu jums patinka, padėkite laiką, padėkite komentarą, nes mums labai yra svarbu jūsų įžvalgos, ar ne, kaip jūs matote šitą pasaulį, kaip jūs judate jų, ar ne. Tai grįžkim prie tavo kelionės ir prie viso to. Užsiminiai, kad apie Siciliją, ar ne, ir palėtei, kad mes buvom, bet aš žinau, kad tu buvai po mūsų kelionės ne vieną kartą, pasidalink. Kodėl tu ten sugrįžai, kas ten įvyko ir aplamai, kuo tau ypatinga ta šalis, ta vieta. Gerai. Ir susiję su tavimi. Taip, Jurgita, mes ten pirmą kartą buvom kartu ir tai buvo mano didžioji svajonė nuvykti su moterimis grupėje ir padaryti stovyklą moterims. Ir ačiū tau labai, kad tu tai inicijavai ir aš turėjau tą galimybę. Buvo tikrai labai stipru tą savaitę Sicilijoje pirmą kartą. Ir mes su grupe lankėmės Sirakūzuose, vienam mieste, kuris yra nuostabaus grožio, labai gilios istorijos. Ir būnant tam mieste aš pajutau, kad aš tikrai turiu tenai sugrįžti. Ir šiais metais, vasario mėnesį, jau būnam šitam projekte ir kai aš mokiausi, praktikavau su savo tą vidinę savimi, aš
pajutau impulsą, gavau tokį žinojimą, kad aš turiu ten nuvažiuoti į Sirakūzus ir pajutau, kad aš noriu važiuoti viena tam, kad galėčiau pati eiti kur noriu, daryti ką noriu, viskuo mėgautis, sugerinėti savimi ir aš išdrįsau iš tikrųjų, nes netgi Sicilijoje tai ten žmonės itališkai kalba, o angliškai nelabai, aš italų kalbos tik tai keletą žodžių moku, suprantu, bet tai mane sutrukdė, man buvo toks didelis noras ir toks vidinis tas kvietimas, kad tai tarytum turėjo kažką man jie išskleisti tokio, įgalinti turbūt, nes ką aš gavau, tai turbūt labiausiai tai gavau tokį kaip ir naują savo versiją, įgalintą save. Ir ką, aš nuskridau, viskas gerai buvo, su traukiniu nuvažiavau iki Sirakūzų, ten turėjau išsinuomavusi butelį pačiam senamiestį, nes ten senamiesčio dalis yra labai gražioj saloj nedideliai ir ten viskas, kiekvienas gabaliukas sienos, namo, pastato yra istorinis, viskas dvelkia dar iš antikos laikų, nes ten viskas persipinę istorijos, religijos ir labai daug meno, daug kultūrų ir tai mane labai traukė, žavėjo, aš tiesiog kiekvieną dieną labai daug tyrinėjau, ėjau per bažnyčias, labai daug bažnyčių tenai daug ir muziejų, galerijų įvairiausių, sutikau žmonės, su jais kalbėjausi. Tai va, buvo tokių, kurie angliškai kalba, nes ten iš tikrųjų, va, kuo man patiko, kad ten ir suvažiavę į tą senamiestį daug tokių menininkų turbūt, va, tokių panašių žmonių, kaip aš, pasijaučiau sava tarp savų, kurie atvažiuoja ir ten dirba, kuria kažką ir Tai žodžiu, jauteisi taip, aš taip dabar man toks atėjo suvokimas, kad jauteisi taip, lyg tai ten, žinai, gal kažkada net ir būtum buvus. Net toks jausmas, gal net, žinai, toks jausmas, kad net ir žmonės kažkada, ar ne, kaip aš sakau, tas sielas pažinojai. Tai vėlgi, ar ne, tai rodo, kad vėlgi, ar ne, tu tikrai ten turi būti ir praleisti tą laiką. Ką parsivežiai iš to, ką suvokiai, gal gali pasidalinti, vat, ką atradai savyje, ar ne, nes vat, ką paminėjai, kiek reikėjo ir turėti drąsos skristi vienai, ar ne, palikti šeimą ir nertis į tą savęs pažinimą svetimoje visiškai erdvėje, kai tu nežinai, kas tavęs gali laukti kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę ir turi priimti bet kokius sprendimus, ar ne, pradedant nuo oro uosto, kaip aš sakau, ar ne, ir kažkur kitur, net kažkokiai parduotuvėliai galbūt, ar ne, tai va, ką parsivežiai namo. Iš tikrųjų viskas dėliojasi labai sklandžiai, dar sklandžiau, negu būčiau galėjusi įsivaizduoti ir buvau ir sutikta labai šiltai, nes italai apskritai yra labai šilti žmonės ir jaučiausi Sirakūzuose taip, lyg būčiau sugrįžusi namo ir tai buvo labai įdomus jausmas. Dar ką aš pamiršau paminėti, kad prieš išskrendant aš buvau jau atradusi, kad savo tokią kaip ir naują dalį ir man atėjo vardas Liucija, mano antras vardas, kurį aš dabar ir naudoju, Giedrė Liucija, ir man buvo labai įdomu, nes to miesto globėjas Sirakūzų yra Šventoji Liucija. Ir man buvo dar vienas toks impulsas, taigi galiu viską dabar apie ją sužinoti, patyrinėti, o ten apie ją yra vos ne kiekvienoje bažnyčioje ir pagrindinė turbūt buvo vieta katedra, ten pačiam senamiestį, kur yra didžiulė sidabro statula, skulptūra, kuri Šventos Liucijos ir aš sužinojau, kad 2 kartus per metus ją atidengia, nes šiaip jinai paslėpta už tokių durelių yra. Ir ją atidengia ir išneša, jinai sveria 8 tonas kažkur.
Taip, ir ją išneša ir su ją vaikšto po miestelio gatves, neša į kitą vietą, kur yra kita bazilika, kuri buvo pastatyta to vietoj, kur šventoji Liucija buvo jai įvykdyta mirties bausmė. Tai ir jos ten yra tokia kapo vieta, nors jos palaikai šiuo metu yra Venecijoje. Ir gaunasi, kad tokia procesija tęsiasi visą dieną. Man neteko matyti, nes papuoliau kitų metų, bet nieko tokio, kaip sakant, radau ir taip visko daug. Tai taip buvo labai įdomu sužinoti tas visas istorijas, kad žmonės meldžiasi, sulaukia stebuklų ir ką dar noriu pasakyti tokio šiek tiek, kad pasižiūrėtumėm šiek tiek plačiau, nes ir man buvo tokie, atrodo, tai ką čia per bažnyčias, tai čia ta religija, kaip, aš pasistengiau, ne tai, kad pasistengiau, man padėjo pasižiūrėti plačiau, nes pavyzdžiui, ta katedra, ta pati, apie kurią kalbėjau, jinai buvo antikos laikais pastatyta deivei Atėniai ir tos kolonos, tos šventyklos vis dar stovi, ant jų pastatyta naujoji katedra, skirta mergeliai Marijai, o Liucijos yra ten tik tai šventos Liucijos koplyčia. Ir tai aš suvokiu, kaip yra viskas apsijungia. Taip, ateina vienas tikėjimas, viena kultūra, po to kita ir viskas yra vien apie tą patį, apie tas pačias energijas. Ir mums nereikia susiaurinti to labai, taip, konkrečiai kažkokią religiją, o pasižiūrėti plačiau į tas ir pabandyti pajausti tas energijas. Ir man atrodo, kad ta žemė ypatinga tuo, kad ten yra prigimtinė energija, kur, atrodo, iš tų visų graikiškų mitų, iš tų padavimų visų, tie visi dievai, ten ir vyko tose vietose, ir Odisėjas buvo atplaukęs. Ir dėl to stipri ta žemė, kad ten viskas persipinė ir gaunasi, kad jauti viską, tiesiog eina prigimtinė tokia stipri energija ir tau nebūtina savęs įrėminti, kad, turbūt supratai jau. Supratau, ką turėjau omeny. Tai labai nuostabu, ačiū tau, kad tu daliniesi ir tikrai čia yra labai gilu. Mano akim žiūrint, tai yra wow. Aišku, labai labai džiugu ir sveikintina, kad tokie gražus dalykai vyksta su tavimi. Nuostabu. Tačiau tu dar vykai ir dar vieną kartą, ar ne? Taip. Aha, kaip ten? Trečias mano kartas šią vasarą buvo ir mes vykom 4 su bendramintėmis draugėmis iš projekto ir mes važiavom, irgi buvo kaip mažas toks mūsų retrytas. Mes vadinam komandiruotę, nes mes ten norėjom tiek kiekviena patys per save išjausti, patirti, tiek padėti viena kitai. Nes kai esi grupėje žmonių, viskas atrodo sustiprėja tiek pajautimai, tiek patvirtinimai kažkokie, vienas vienai pamato, kitas biški kitaip ir žiūrėk, jau susidėlioja aiškesnis tas vaizdas. Tai mes buvom ir Etnos ugnikalnį, ir Sirakūzus aplankėm, parodžiau visas vieteles gražias ir Galios vietas stiprias. Dar buvom Milazo mieste, buvom Veneros baseine, tokiam iškišuly, ten iš vis yra kaip rojų žemėje, nuostabi vieta, mes kartu su tavimi irgi ten buvom. Tai tai mes savaitę laiko ten važinėjom, turėjom automobilį išsinuomavę, labai patogiai ir kartu be galo daug ir patyrėm ir grįžom tikrai atrodo kitokios ir ten žemė tikrai yra transformuojanti, labai, labai stipri. Taip, tai aš ką sutinku ir kas, kaip ten sako, nori keistis,
Tai Sicilija aš tikrai pasiūlau, nes ten tikrai nuvykus, ten tikrai stebuklai kažkokie vyksta. Tai tikrai Giedrė vat, ir pasitvirtino. Tai labai labai džiugu ir iš tikrųjų vat, atėjom prie to momento, kad tu paminėjai, kad esate jūs nuostabių moterų grupė, kuri, žinau, turite ir labai gražią intenciją. Ką jūs veikiat, kuo jūs galit pasitarnauti moterims? Ir kaip vadinasi, žinau, ar turit grupę, ar ne, kur renkasi. Papasakok daugiau. Ir žinok, tai išsiplėtė, tai nėra tik moterų. Vyrų yra mažiau, bet jų yra. Atsiprašau. Tada viskas gerai. Nieko, viskas gerai. Tiesiog susidaro kartais toks įspūdis, nes moteris aktyvesnės yra šiais laikais. Dažniausiai būna toj srity aktyvesnės, pirmesnės. Ir turim vyrų ir mes netgi ir planuojam daryti toliau retrytus, įsigalinimo retrytus į įvairias šalis, neapsiribojant Siciliją, gal dabar ateina netgi, galvojam apie Madeirą, tai dar datų neturim, bet kai turėsiu, galėsiu pasidalinti, o mūsų tas projektas, kuriame esame, ir noriu dar pasakyti, kad dar vienas iš tų stiprybių eiti per tą naujumą, per tame naujoje realybėje, tai eiti ne po vieną, o eiti kartu su bendraminčiais tam, kad galėtum vienas kitam padėti, kai yra kažkokie sunkesni momentai, kai nepalaiko artima aplinka, kai suteikia daugiau aiškumo, daugiau drąsos, palaikymo ir viskas vyksta daug greičiau ir stipriau, kai eini ne vienas. Tai aš tą patyriau savimi ir labai tuo džiaugiuosi, kad mes esame bendruomeniai ir labai kviečiu prisijungti. Mes turim atvirą Facebook'o grupę, kur dalinamės labai plačiai tiek įvairiais įrašais, skelbiam apie renginius ir kaip tik vienas renginys gyvas jau bus šį savaitgalį 21 gruodžio, tai gal dar kažkas suspės Klaipėdoje. Klaipėdoje. Tai tai aš irgi ten važiuosiu, kaip tik bus lygiadienis, labai stipri energetiškai diena, tai mes gavosi netyčia, taip suplanavom, bet nieko nėra netyčia. Taip, mes viską žinom, kad viskas yra tarytum suplanuota tam aukštesniam lygmenį. Taigi kviečiu tiesiog ateiti, pasižvalgyti, pasiklausyti, o kas nori rimčiau turėti susitikimus, meditacijas, tai mes turim mokamą grupę ir į ją galima ateiti bet kuriuo metu, mes kas mėnesį ją tarytum atnaujinam, vis prisijungia kažkas kas mėnesį. Tai tikrai... Mėnesinis mokestis, aš taip supratau, yra patikėtas. Taip, yra mėnesinis mokestis. Taip, šiuo metu atrodo 100 eurų yra žmogui, jeigu yra pora, tai vienam bus, tai 150 iš poros. Supratau. Taip. Ten jūs bendraujat, jūs palaikot, sprendžiat klausimus kažkokius iškilusius, ar ne? Ar būna gyvi susitikimai, ar ten online, kaip labiau? Taip, dažniausiai reguliarūs yra online susitikimai. Mes susitinkam per Zoom'ą kartą arba kelis kartus per savaitę. Ir kartą per mėnesį darom gyvą susitikimą. Ir žinoma, kas nori asmeninio vedimo, dar gali gauti tokią galimybę turėti, kas nori stipriau eiti. Ir kas man dar labai patinka, kad per tuos metus, nes jau metai laiko tam projektui, viskas šiek tiek pasikeitė ir išaugo į tai, kad dabar dar daugiau jame yra tos kūrybos, bendra kūrybos, kai mes jau patys, kurie ėjom kaip dalyviai, tai mes patys dabar organizuojam tai, kas ateina per mus, tai gali būti kažkokie kelionės, gyvi renginiai, meditacijos, podcastai ir taip toliau, tai galima pasireikšti, ne tik tai dalyvauti, ne tik tai kažko išmokti atrasti, bet kartu ir dar savo kūrybą prisidėti.
save Va, tokiu būdu super. išskleisti. Taip, tai labai įdomu. Tai man toks jausmas jaučiasi, kad ten visi lygus, kaip čia pasakyti, dabar net Žinoma. žodį rasti. Nėra ten... Lygiaverčiai. Lygiaverčiai, antras žodis, ar ne? Lygiaverčiai esate, ar ne? Taip. Sakykime, nėra išskirtinumo, kad tu čia tai kaip tas, o čia aš jau... Ne. Tai va Tai čia būtent, naujo laiko turbūt irgi Taip. ta tokia, ar ne, intencija, kad mes visi esam lygus. Taip, Jurgita, būtent. Nėra kažko, kas žino geriau, kas turi kažkokius gebėjimus stipresnius ar kažkokiu išminties daugiau. Pas mus nėra tokių kaip vedlių, nes mes žinom, kad kiekvienas iš žmogus yra galinga sąmonė, plati sąmonė, kuri save išskleidusi yra tiek beribė visom prasmėm. Ir mes tiesiog visi kartu, mes padedam vienas kitam prisiminti ir išskleisti va tą savo prigimtinę energiją, tą save prigimtinį, kur jau tiesiog per tave ateina tada tie dalykai, kurie unikaliai per tave gali skleistis, tavo ta kūryba unikali. Ir kiekvienas tiesiog tada dalinamės tuo, ką per save atnešam. Ir nesilyginam, nėra jokios konkurencijos, nėra kažkokio vienas aukščiau, kitas žemiau. Ir tai yra labai, man tas irgi labai patinka ir patiko nuo pat pradžių. Ir turbūt pagarba vienas kitam labai irgi svarbu, nes turbūt, kai nėra to pasilyginimo, ar tu aukštesnis ar mažesnis, tai reiškia, kad pagarba ir priimu tave tokį, koks tu esi. Ar ne, ir džiaugiuosi kartu su tavimi, ką šiais laikais dar sunku žmonėm, kai kuriems priimti kitų sėkmę, nes kažkodėl man nesiseka, ar ne, nes reikia kažkaip tai irgi tą atskleisti galbūt, ar ne, irgi savyje. Man tokia dabar kilo mintis tavęs paklausti, kadangi jau minėjai, kad metai kaip esi, gal yra kokia istorija žmogaus, nežinau, pažįstamos, kur keliauja irgi šitoje kelionėje, irgi vyko gražus atsiskleidimas, tas kūrybiškumas, savęs išsigryninimas, kuris galbūt, galėtum pasidalinti, jeigu yra, jeigu norisi, žinoma, nes gal, aišku, irgi. Reikia pagalvoti, bet šiaip kiekvienam žmogui vyksta daug tokių transformuojančių dalykų, gyvenimą transformuojančių ir visiems labai skirtingai. Tai galbūt galiu pateikti pavyzdį savo labai artimos draugės Editos, su kuria mes skridom į Siciliją. Ir jinai ką padarė, būtent ta kelionė buvo jos didžiulis šuolis. Toks vidinis veiksmas, kur jinai iš pradžių, kai jinai gavo pasiūlymą, aš jai pasiūliau važiuoti, jai buvo sunku, kaip atmetimas toksai buvo, nes jai buvo labai sunku priimti tą mintį, kad jinai galėtų sau leisti išvažiuoti tuo metu. Ir vėliau mes kartu tiek projektą, tiek mes abi mes išsijautinėjom. Ir jinai suprato, kad jinai turi padaryti tą veiksmą, turi išvažiuoti kelionę kažkokiu būdu, nors jai atrodė taip ir sudėtinga. Ir jinai tą padarė. Taip, ir jai viskas ir pavyko, ir gavo tiek daug, kad mes su ja netgi mūsų svajonė yra dviese daryti retrytus į įvairias šalis. Aišku, jeigu kažkas norės kartu, tai mes priimsim ir dar, kad nebūtinai dviese organizuosim, nes tiesiog atviros esam kiekvienam kartui pasižiūrėti naujai, kaip norisi konkrečiu metu, su kuo norisi, kur vykstam, ką darom. Ir tai va, neapsiriboti tik tai savęs, kad būtent taip ir ne kitaip. Taip va, tai toks buvo labai rimtas šuolis iš tikrųjų. Džiugu, iš tikrųjų džiugu, nes, kaip sako, vienintelis
lemtingas žingsnis jau atidaro duris į kažką, ko mes net neįsivaizduojam, ar ne, ir už tų durų gali laukti kažkas nuostabaus, gražaus, ar ne, ir tai galbūt ko reikia ir mūsų sielai, ar ne. Nes aš kaip pagalvoju, jeigu aš nebūčiau nuvažiavusi į Siciliją, klausimas, ar vėlgi, ar aš būčiau padarius vėlgi tam tikrus kitus veiksmus ir gaučiau, arba būčiau tam tikram taške, kuriame dabar esu. Reiškia, visur mūsų pasirinkimai duoda vienu ar kitu atžvilgiu tolimesniam, platesniam kelyje, tokius, kaip sakyt, labai vertingus ir naudingus suvokimus. Ir man tai tas Veneros kišulys, tai kur tu kalbėjai, kur yra, ar ne, man ten iš tikrųjų buvo kažkas wow. Ir kadangi aš iš Veneros, mano planeta Venera, tai man buvo labai taip gilu, stipru ir, kaip aš sakau, moterims ten tikrai reikia nuvykti, kad savo moteriškumą ar ne atskleistų ir įgalintų. Labai faina ir gera su tavimi kalbėtis, bet vis tiek, kaip sako, eisim link pabaigos. Taip. Noriu paklausti, kadangi mūsų žiūrovai visada nori sužinoti, kągi pašnekovas ar pašnekovė kokią dovaną yra palikęs. Tai ką tu šiandien mums atneši, kokią dovaną, kuo norėsi pasidalinti, kaip ta dovana galbūt pasitarnau žmogui, ar ne, papasakok, pristatyk. Tai mano dovana šį kartą yra meditacija, meditacijos įrašas ir ją aš pavadinau šviesos meditacija, šviesos aktyvavimo meditacija. Kaip tik man atėjo noras, laukiant Kalėdų, kai yra pačios tamsiausios metuose dienos, vakarai ilgi ir mums trūksta saulės šviesos, tai labai norėjosi padėti žmonėms susijungti su savo vidinė šviesa, tą savo vidinę saulę įjungti, aktyvuoti. Ir ta meditacija gali būti naudojama labai paprastai ir įvairiai tiek ryte, tiek vakare, bet kuriuo paros metu galima atsipalaiduoti, atsisėdus daryti arba atsigulus, kaip kam norisi, ir tikrai pamatysit savimi tą pokytį, poveikį, kad padės tiek atsipalaiduoti, tiek nuraminti savo protą, mintis ir susijungti su savo tą aukščiausią dalim, kuri ir gaunasi, kad jinai yra tiek šviesos energijos turinti, kad mums tiesiog tada atsiranda ir daug jėgų, energijos ir noras dalintis, noras kaip kokiai saulei tą šviesą, savo šviesą šviesti ir nešti pasauliui. Tai tokia prasmė turbūt tos dovanos. Labai labai tau dėkoju už tokią nuostabią dovaną ir tikrai žinau, kad žiūrovai, sekėjai, kurie ir prisijungs, tikrai gaus, tikrai ar ne kažką, galbūt ko netgi ir ieškojo. Tai žinoma, apie Giedrę mes parašysime ir paliksime kontaktus. Galėsite susisiekti ir asmeniškai, ir į grupę, ten galbūt nuorodas kažkokias ar ne, kiek žinau. Įdėsim. Jo, ir tikrai manau, kam artima širdžiai apie tai, ką dalinosi Giedrė, o tikrai Giedrė dalinosi iš savo širdies. Ir jeigu ją paseksite ir paskaitysite jos puslapiuose, ten rasite irgi daug vertingos, naudingos informacijos. Vat būtent, ar ne, mūsų šiam naujam gyvenimui, kaip ypač aš sakau, kiekvieni metai ir tie 2000 artėjantis 25-ieji irgi kalba apie tai, kad mes pereinam į kažką naują, atskleidžiam kažką savyje naują ir paleidžiam seną. Tai tikrai šitas pokalbis be galo vertingas, be galo naudingas. Tai pabaigai, ko palinkėsi mūsų žiūrovams šią minutę galbūt, ar ne, jiems, užbaigiant mūsų pokalbį? Tai palinkėčiau priėmimo pirmiausia savęs ten, kur tu esi, tai ten ir geriausia vieta šiuo metu, tai, ką galėjai geriausia dėl savęs padaryti, todėl pirmiausia reikia priimti visą tai, ką mes turim. Kokius turim tėvus, kokius turim darbus,
šeimas ir draugus, kokią turim sveikatą, kokią tą finansinę sėkmę ir taip toliau. Ir tik tai nuo čia galima atsispirti, kaip nuo kokio tvirto pagrindo į savo norus, į savo tą įsivaizduojamą naują gyvenimą. Ir aš linkiu dar drąsos, kad būkite drąsūs, klausykite savęs, savo širdies ir viskas bus gerai. Nu, labai gražus tavo palinkėjimas, tikrai tau dėkoju iš visos širdies, kad tikrai atėjai, sutikai, tai ačiū jums visi žiūrovai, kurie mus žiūrite, ačiū, kad laikinate, ačiū, kad dalinatės ir galbūt netgi žinai draugę pažįstamą, kur šis nuostabus pokalbis galėtų pasitarnauti, tai labai mes su Giedre būsim dėkingos iš anksto, ar ne? Taip. Ir ką aš užbaigiant palinkėsiu, tikrai klausykite savo širdies balso, ten yra visi atsakymai, kaip ten sako, kaip kompasas, ar ne, jūs veda, nepatinka kažko, nedarykite, norite, darykite, atėjo idėja, bandykite, suklydote, stokitės, darykite iš naujo. Nes tik čia žemėje taip ir vyksta, ar ne, mes augam, mokomėms ir galbūt vieną dieną, kaip Giedrė, atrandam tą tašką, nors, kaip aš sakau, to pabaigos irgi nėra, bet džiaugiamėms ir dar kartą džiaugiamėms viskuo, ką turime, nesvarbu, nesilyginame ar ne su kažkuo, bet tiesiog dėkojame už tai, ką ir turime. Tai dar kartą dėkoju ir sakau iki kitų mūsų susitikimų ir vėl turėsiu nuostabią viešnią, nežinau kokią ir nežinau, apie ką kalbėsim. Susitiksim kitą kartą. Iki, Giedre. Iki, ačiū labai. Ačiū tau.